Sveiki, esu Virginija iš Vilniaus, laikinai gyvenu ir dirbu Vokietijoje, slaugau močiutę. Dieną stebėjau Facebook'e, visi šokdavo istorijos ir jinai pasakojo apie angelus, apie kažkokius tai antrus gyvenimus. Aš tai nesuprasdavau, bet jaučiu, kad mane domina, kažkaip tai įdomiai jinai ten kalba. Ir vis ją stebėjau, po to pasiprašiau į draugus ir labai greitai kažkur tai užgirdau apie kursą. Ir aš jau žinojau, kad jau eisiu, tiesiog laukiau tos datos paskelbimo. Dėl kainos tai net nebuvo aktualu, kokia kaina, man buvo įdomu pats kursas. Aš nežinojau, ką ten galima sužinoti daugiau apie tuos angelus, bet galvoju, Diana kažką tai vis tiek turės pasakyti, kažką tai įdomaus. Man tai šitie dalykai visi yra nauji. Aš žinojau, kad yra tokie angelai, gėris, dar Archangelą Mykolą žinojau ir daugiau viskas. Turiu kažkokią tai intuiciją, kurią naudoju taip lengvai, bet daugiau tai tikrai iš to. Ir aš kai kartais skaitau kurso merginų, nebūtinai merginų, kurso dalyvių komentarus, tai jie tenais jau tame gyvena, jau su tais angelais gyvena ir jie pas juos paprastų žodžių komentarė nėra, jie ten tik tai meilė, dieviškumas, gėris, širdies šiluma, ten jau jie tokiais gražiais visais žodžiais, man tai yra dar svetima, aš skaitau kaip kažkokias tai pasakas, o jau jie, tos komentarus, jau jiem tie žodžiai iš savęs jau eina, nes jų vidus yra pripildytas. Tai man toksai naujovė. Daug ko nežinojau, daug ko. Įsiminė per mokymus ir praktikas, tai man labai didelė pamoka buvo, kai aš padariau vieną praktiką su mėlynojo spindulio praktika ir viskas, padariau namų darbus. Pasirodo, reikia 3 ir man buvo didelis stopas, aš negalėjau antro padaryti, niekaip negalėjau, net, labai jau. Ir gavau iš Dianos žinutę, tokią paprastą, mieloji, pasistengnu dar padaryti, tokią lengvos energijos, tokį postumį. Ir kaip man užteko, reiškia, žmogus pilnas gėrio, ir jam daug nereikia, kad duotų kitam žmogui postumį. Ir aš padariau ir 2 ir 3 praktikas. Tai man čia šitas buvo labai labai stiprus patyrimas. Kiek savi turi gėrio, tiek gali, netgi daug nereikia pastangų, tiesiog kitam žmogui ir kokią pagalbą gali suteikti. Formatas buvo labai idealus tiesiog ir laikas namų darbam padaryti ir suspėti į tas paskaitas. Ir man dar labai gal pasisekė, kad aš dalyvavau visuose laivuose, nors lygiagrečiai dirbau. Tiesiog čia turbūt jau buvo visatos ir angelų pagalba man, kad aš jau negrebaučiau ieškodama, kur čia pakartoti, kur čia pasižiūrėti. Aš jau ėjau į paskaitas, į susitikimus kaip į šventę. Man labai patiko, labai turėjau daug entuzijazmo, noro ir taip jau prasideda susitikimas ir Diana tokia šventiška sėdi ir, girdai kaip šventė kažkokia, tai man labai patiko iš tikrųjų. Kaina, tai kada nežinai, kas tam kurse bus, tai kiek sako, tiek ir moki. Man kaina tai nebuvo labai aktuali, aš kažkaip tai apie ją net nepagalvojau. Bet kada jau susitikimas, praktika, bonusai prasidėjo, paskiau kitą mėnesį dar papildomi kažkokie tai bonusai. Tai jau iš tikrųjų tada jau matosi, kad kaina tai yra per žema.
žinių gavom daugiau. Aš žinių gavau stipriai daugiau už šitą kainą, kas sumokėta. Pradžiai su namų darbais truputėlį pasimečiau, nes galvoju, dar po praktikos, dar diena praeis, dar, po kažkada tai pradėsiu daryti, o paskui, kai atsiverti, žiūri, tas pratimas, gan sudėtingi, patys pirmie buvo, ten reikėjo savo ten tos visus išrašyti, trūkumus ar kažkokius tai norus, ar kažką, kur jau reikia atsisėsti biškį ir dar pagalvoti, nes įpročio nėra tokiem dalykam. Tai buvo kažkaip tai pirmą savaitę, pasimetus buvau, o paskui jau į ritmą ir man buvo viskas labai gerai, su viskom spėjau. Jeigu lyginant save, kokia aš buvau ir kokia po kurso, tai be abejo žinių bagažas tai jau didelis pas mane šita tema, nes praeitus metus man ištisai mašinos tais vienodais numeriais važiuoja ir aš jaučiu, kažkas tai vyksta, bet neturiu paaiškinimo, ar jau viduj man jau atrodo sprogsta, kai 5 mašinos vienoje vietoje panašiais numeriais tenais. Ir ištisai. Ir paskui eini tenais tokia graži plunksnytė, balta guli. Guli ta plunksnytė, aš ją taip pasižiūriu, ko jinai čia tai viena ant kelio, tokia gražuolė. O jau dabar žinai, kad tai gali būti angelų kažkokie tai ženklai, perspėjimai, kažkokie tai ar pritarimai. Jau žinių. Bet šiaip mano pokyčiai, tai jie eina skausmingai, galiu pasakyti. Po kurso daug tokių dalykų išlenda, įvykių tokių, kur, man jau netikėta, nes aš jau čia kažkaip tai kaip ir ramiai labai gyvenu, niekur nelendu, bet vis tiek iki manęs daeina tokie nemalonus, kur aš turiu reaguoti arba nereaguoti. Tai o gerų pokyčių tai aš dar laukiu, dar ir Liepą, dar ir ateityje laukiu gerų pokyčių. Turėtų būti, nes aš labai daug ir maldas skaitau, ir praktikas namų darbus atlikinėjau. Aš labai tikiu teigiamais pokyčiais, kad šitie neigiami, tai jie yra valymas, gal daugiau taip tikėčiau. Jau draugėje esu sakiusi apie šitą kursą, minėjus, bet aš manau, kad šiaip lengvai galima visiems pasakyti tokią info. Nebūtinai, kad kuris prašo pagalbos ar neprašo. Nes aš prisimenu, kai man draugė pasakė, kad jinai gyvena be televizijos, tai aš labai nustebau. O po 4 metų aš pati pradėjau gyventi be televizijos, nes aš kažkaip tai jau tada supratau, kad jeigu žmonės gyvena be, tai ir aš turbūt galiu. Tai aš manau, jeigu ir apie tą kursą lengvai užsiminti ir kas blogai jaučiasi, galima ir kas gerai jaučiasi, nes kai gerai jaučiasi, tai tobulėti yra ribų po šito kurso irgi. Ar keisti savo sąmonę tiesiog, jeigu tu esi materialistas, gal tu daugiau į dvasinį kelią nueisi. O Diana, tai jinai labai gražiai veda, man labai Diana patiko, nes jos ir balsas, ir tas tonas toksai lygus, tokio be pykčio, be susierzinimo, labai maloni, tokia dieviška ta mūsų Diana. Labai dėkinga. Tai mano toksai pasisakymas būtų apie kursą. Dėkoju, kad išklausėte. Ir linkiu visiems kurso dalyviam, Dianai, didelės sėkmės, gerų rezultatų. Sudie.